Paskutinė kalendorinės vasaros savaitė prasideda danguje susiformavusią ypatingą trikampio formos konfigūraciją, harmoningą tarp Mėnulio ir Plutono, Mėnulio ir Urano, Plutono ir Urano. Tačiau esama įtampos tarp Mėnulio ir Saturno su Neptūnu. Na, o meilės ir finansų planeta Venera, grožio taip pat planeta, žengia į ryškų liūto ženklą nuo rugpjūčio 25 dienos vakaro iki rugsėjo 19 dienos. Ji baltojo Mėnulio globoje matome susijungusi ir palaikime, bet ir įtampoje su kitomis planetomis. Tai šiuo metu yra palaikymas iš Mėnulio planetos, harmonija su Saturnu, Neptūnu, su Urano planeta, tačiau stipri įtampa su Plutono planeta. Taigi įvykių, patirčių, suvokimų bei sprendimų gausus metas. Rugpjūčio jaunatis atvėrė karminį taką į užtemimų periodą rugsėjo mėnesį. Jaunatis mergelės ženkle kartosis iš eilės 2 kartus. Taigi visa, kas vyksta jau šiuo metu, šiomis dienomis, yra ypač svarbu, ypač aktualu. Tai yra karminio atspalvio įvykiai. Tai ir ryškios, net dramatiškos meilės iki muilo operos metas. Įtakos, dėmesio, reikalavimų laikas. Kai tikrieji ir ar primesti norai, troškimai persipina su vertybių nestabilumu. Kai nesąmoningai galime pasielgti skubotai, nesuvokdami realios veiksmų priežasties. Linkiu būti atsakingiems už savo norus, svajas. Šiandienos dienos kodas 789, o energija 6 įpareigoja išminčiai, gyliui, tarnystei bei rūpesčiui. Būtinas saikas visur ir harmonija, tiek viduje, tiek išorėje. Tai kokios nuotaikos pasitinkant rudenį?